pradedant Karoliui ir buvusią bendruomenės pirmininkę Valytę ir Viktoru dabartiniu bendruomenės pirmininku ir seniūnę, noriu visiems jiems padovanoti maikutę už Lietuvą vyrai. Dabar Petras nusirengs iki pusės. Karolis pagal dydį išdalins. O jums linkiu, gerbiami žemaičiai bei virženiškiai, nepasiduokit madom, išlikit žemaičiais, nesumodernėkit ir nekeiskit orientacijos. Gero vakaro jums, sėkmės. Petrai, ar galit trumpai, ar buvot ant mūsų tilto? Buvau teisingai ant jūsų tilto, va ten, visi nueikit, pažiūrėkit, patikrinau, tiltas labai stiprus ir čia, sako, bendruomenės kūrinys. Tai dar kartą dėkokim visi bendruomeniai už tą gražų, tvirtą tiltą. Ir dar vienas ten toliau yra tiltas. Tai jūs dabar jau turėsit karo atveju kur nors pabėgti toliau. Vieni į Piliakalnį, kiti į kitą pusę. Taigi, geros nuotaikos. Bet tai ten yra politikų tiltas. Jeigu žinokite grius, žinosim, už ką balsuoti. Kol seniūnė rengėsi nauja Petro maikė, aš noriu pakviesti bendruomenės pirmininką Viktorą Daugėlą tarti šventinius žodžius. Čia galima, jeigu vakaras, svečiai, virženiškiai, visi, kas tik tai radote laiko šiandien esant tokiam nuostabiam orui atvykti į mūsų šventę. Labai džiaugiamės, kad ši šventė, kad oras leido vis tik pasidžiaugti visais mūsų tais, sakysim, kas vyksta šiandieną čia ir varžybos, ir mūgė, ir vaikų žaidimai. Ir noriu labai padėkoti visų mūsų organizatorių vardu, ypatingai mūsų bendruomenės vardu, patiems tiems žmonėms, kurie labiausiai prisidėjo prie šios šventės organizavimo, darbų ir rėmimo. Visų pirma, nebūtų buvusios šitokios gražios šventės, jeigu nebūtų dviejų šaunių kultūros namų damų. Aš turiu omenyje direktorę Laurą ir kultūros vadybininkė Inesą. Ir labai prašyčiau, viena Laura yra čia, Inesą prašyčiau labai ateiti čia. Jūsų renginiai vis kelia kartelę aukštyn, kiekvienas renginys yra vis šaunesnis ir tikimės, kad kitais metais, kai mes švęsime 505 metai Veiviržėnai, jis bus dar šaunesnis. Ačiū Jums. Labai esame patenkinti mūsų bendradarbiavimo aplamai. Tiek su kultūros centru, tiek su seniūnija, gimnazija, visom įstaigom, kurios prisidėjo prie tos šventės. Ir ypatingai esame dėkingi seniūnės pavaduotojui Bernardui. Jeigu galima, labai prašytumėm ateiti. Visą tą, ką jūs matėte, aplinką, visi ir kiti nematomi darbai yra jo pastangų dėka su savo komanda. Bernardą prašytumėm labai ateiti. Ir kol ateis Bernardas, esame ypatingai dėkingi už 3 statinius, kuriuos, sakykime, jūs matote. Tai už scenos montavimo darbus, vieno lieptelio darbus ir medieną prisidėjimą finansiškai, kitą tiltelį. Tai viso šitų darbų, sakysim, širdies vado, tai Broniaus Krauleidžio. Ir labai prašyčiau Bronių ateiti irgi atsiimti pelningų gėlyčių. Labai sudėtingas šlapas kelias, kol jie ateis.
sulaukime darbų organizatoriaus Broniaus. Ačiū labai. Kol sulauksime seniūnės pavaduotojo padėjėjo, dar esame labai dėkingi visi organizatoriai dviems dar žmonėms, kurie daugiausia prisidėjo. Jų buvo begalė, bet visų nėra laiko ir laukia koncertas jūsų. Labai prašyčiau ateiti Saulių Kenstavičių, kuris irgi negailėdamas nei laiko, nei savo lėšų prisidėjo.